Sveiki, mielieji. Susireguliuoju, atsiprašau. Susireguliuoju technikas ir tema judėjimas ir aplamai aktyvus gyvenimas. Dar pasidalinsiu grupėse. Aš esu Ingrida Ieland. Ir laukiam Rimo. Taip. Labas, Rimai. Labas rytas. Ar laba diena? Labas rytas, laba diena, labas vakaras, kas kada žiūrės, įdomu. Tai šiandien, kaip mūsų tema sportas, kaip ir minėjau, judėjimas ir aktyvus gyvenimas. Ir kalbėsim su Rimu, kaip sportuoti be skausmo, kaip auginti raumenis ir kaip pasakyti, lengvai ir turėti ištvermę ir gauti gerus rezultatus, nes mūsų kiekvieno turbūt tikslas, kad ir mes einam jogą, bėgiojam, dviračiu važiuojam ar, kuo užsiimam aktyviai. Tai dabar pristatysiu trumpai dar Rimą, gal iš tos pusės, kad Rimas Pileckis yra aktyvus žmogus. Fitline vartoja 2,5 beveik metų ir labai išmano gerai produktą ir dar pasakysiu, kad pasiekęs daug, kaip pasakyti, didelių rezultatų ir PM International firmui. Tai nežinau, Rimai, gal pridursi kažką pats? Tai labas rytas visiems, kas mūsų žiūrite. Tai be skausmų, tai galima maždaug tai hamburgerius valgyti, bet jeigu persivalgai, tai po to vis tiek pilvas skauda. Tai čia sportas, manau, ir skausmas jo, tokie dalykai, žinai, kaip sakyti, santykinai vienas kitą turbūt lydintys. Ir jeigu norim labai aukštų rezultatų, tai... Atsitrauk, Rimai, atgal dar. Dar atgal, nes aš tai... Okay. Manau, kad geriau tai bus. Va, tai galbūt tada jo, aš apie save truputėlį papasakosiu, kaip sakykime, ar ne, bet tas gyvenimo kelias, jisai susijęs iš esmės visada su to, kad daugiau mažiau, sakykime, fizinė veikla. Ir galbūt tą istoriją reikėtų pradėti nuo to, kad kai šiukus Lietuvoje yra tas dieduko aptarnavimo toksai, kaip sakyti, laikas, ar ne, kada tau sueina tam tikras metų kiekis, tai tada pasikviečia į polikliniką ir sako, padarysim tau techninį aptarnavimą. Va, tai šiaip man kitais metais bus 55, sakykime, tai tas buvo prieš kokius turbūt 5 metus, dar prieš 50-ąjį gimtadienį mane pasikviečia į polikliniką pas kardiologą, ten pamatavo, kaip sakyti, pamatavo spaudimą, pamatavo, ten palipau ant dviračių, paminiau ant dviratuko, ta prasme, jie ten, žinai, pažiūrėjau, tai gydytojas sakė, tau reikia nusipirkti kraujospūdžio matuoklį, ir tipo užrašė man receptą statiną. Tai aš kažkaip tai jau seniai turiu savo tą, vadinkim, tokią požiūrį į tuos vaistus, visumoje, sakykim, tą cheminį, vadinkim, ar ne, gydymą vaistais, tai, kaip sakau, receptą išmečiau iškart išėjęs, o iki tos vaistinės nusipirkti kraujospūdžio matuoklio taipogi, kaip sakyti, nepriejau, bet praėjus metam, galbūt po to ar pusė metų, galbūt metam laiko praėjus, turėjau tokį, kaip sakau, iššūkį, visada turėjau tokią svajonę, kaip sakyti, pavažiuoti dviračiu truputį didesnį laiką. Šiaip ar dviračiu važinėdavau, reikėtų sakyti, kadangi dabar saloje gyvenam Majorkui, tai iš tikrųjų tam tikras ritmas čia pasikeitė ir visgi mažiau dabar važiuoju dviračiu, bet Lietuvoje važinėdavau gan reguliariai. Liubydavau per savaitę 1-2 išvažiavimai, 3 kartais, po 40-50, būdavo 60 km. Vienu, kaip sakyti, vienu sėdimu, ta prasme, nenulipant nuo dviračio. Va, tai po to, kaip sakyti, kai mane jau pasiūlė man, kaip sakyti, eiti į paraštes jau tradicinė medicina, tai aš apvažiavau, mes su sūnum dviese, iš tikrųjų, apvažiavom Lietuvą dviračiu, 1200 km, 12 dienų kelionė, 11 štūmynėm, 1 dieną turėjom poilsio. Tai šioje vietoje, kaip sakau, aš manau, kad fizinis aktyvumas jisai visumoje yra reikalingas ir kaip sakau, taip, ne tai, kad nusivyliau, bet
supratau, kad greičiausiai reikia rūpintis pačiam savimi labiau, nes medicina tau iš karto siūlo sprendimus, kurie visumoje nėra, aš manau, naudingi mūsų pačių organizmui. Bet ir jeigu dabar visumoje gal truputį šitą sveikatingumą nukrypsiu, kiek mes laiko jūs planuojame iš tikrųjų. Pertrauksiu, Rimai, jeigu kas žiūrit, pasakykit, mus girdit, matot, kaip mes ten matomės. Gerai, toliau tęsim. Va, tai kiek mes laiko planuojam, Ingrida? Apie valandą, jeigu turi tiek laiko. Nu, okei, bandysim tada. Kiek gerai. Planuojam? Liuks, tai va, tai jeigu dabar visumoje eiti į tą, vadinkim, tokį judėjimo sveikatos temą, ar ne, tai iš tikrųjų man labai patiko, yra vienas iš Indijos tų gurų, Sadgurų, iš tikrųjų yra daug jų video, ypatingai ten apie mitybą, apie sveikatą, bet to, sakykime, galiu pridėti, kad aš 14 metų vegetaras, nevalgau nei mėsos, nei žuvies, kažkiek tai, bet pieno produktai, sūris, ten, sakykime, ir karts nuo karto kiaušiniai. Yra racione, tai kaip ir vėlgi, to bendroje toje, ar ne, irgi, sakykime, sekoje, kai sako, jeigu tu ten nori sportuoti, būtinai reikia valgyti mėsą, tai čia irgi tam tikras mitas. Tai dabar žiūrint į tą sveikatingumą, sakykime, kas man labai patiko jo vienas iš pasisakymų, kad jis sakė, žiūrėkit, jeigu mes kūną apkrautume pakankamai, tai 80% ligų nebūtų iš vis. Jeigu mes duotume organizmui reikiamas maistinės medžiagas, tai nebūtų dar 10% ligų ir liktų 10%, kurios jau, sakykime, yra neišvengiamos, vadinkim, bendraja prasme, su kuriomis, kaip jisai sakė, medicina susitvarkytų labai paprastai, nebūtų perkrautos ligoninės ir viskas būtų žymiai paprasčiau. Tai aš labiau galbūt noriu pradžiai pasukti į tą bendrą fizinį aktyvumą, nes, sakykime, kas tai yra bendras fizinis aktyvumas? Nes daug žmonių eina į klubą, bet jie sportuoja valandą laiko ir visą likusią dienos dalį jie sėdi. Tai nėra fizinis, tai sakykime, nėra tas bendras fizinis aktyvumas. Tai yra, ta prasme, mes net nežinau, kaip čia su kuo palygyti, ar ne, tiesiog, kaip gulėtume lovoje, nubėgom, pasportavom ir vėl atsigulėm į lovą. Ar ne, bendras fizinis aktyvumas, kai kūnas visą dieną gauna tam tikrą krūvį. Tai, sakykime, į ką aš kviečiu, sakykime, bet, pavyzdžiui, pas mus gyvenam ant kalniuko 100 metrų, pas mus namas 100 metrų virš jūros lygio, ar ne, parduotuvė yra pakeliui, sakykime, žemyn, gal 1,5 kilometrų iki Lidlo, tai aš pagal, sakykime, galimybę visada einu pėsčiomis į parduotuvę. Mes sąmoningai einu pėsčiomis tam, kad judėti. Jeigu mes suplanuom kažkokį labai didelį apsipirkimą, tai važiuojam su mašina, bet jeigu, sakykime, aš žinau, kad aš ten galiu, pavyzdžiui, kuprinytei parsinešti to, ko man reikia, aš nevažiuoju. Aš sąmoningai einu pėsčiomis tam, kad palaikyti fizinį judėjimą. Tai čia, manau, yra vienas iš tų tokių esminių suvokimų, kad jeigu mes norim būti sveiki, mums ne tai, kad reikia, nubėgu į klubą, grįžau ir jau tipo galvoju, kad esu sveikas. Padaryta. Maksimaliai fizinį judėjimą. Jeigu galiu nueiti kažkur, bet nevažiuoti, einu. Jeigu galiu pasirinkti, kad man į darbą, pavyzdžiui, mašina, 10 minučių pėškom, sakykime, pusvalandis, jeigu turiu galimybę, tai geriau yra eiti, nei važiuoti. Ir tas suvokimas, kad reikia visumoje stengtis kuo daugiau judėti, ta prasme, tai gali būti dviratis, tai gali būti elementariai, paprasčiausiai vaikščiojimas, ar ne, ten žmonės bėgioja, bet visos, sakykime, ten joga, nežinau, pilates ir taip toliau, masė dalykų, kuriuos žmonės daro, bet visumoje reikia įjungti maksimaliai bendrą judėjimą. Tai yra vienas iš raktų į priekį. Ir kaip pas mus yra toksai, kadangi aš esu šiaip inžinierius mechanikas pagal išsilavinimą, tai pas automobilistus yra geras toksai pasakymas geriau sudilti nei surūdyti. Tai čia aš kreipiuosi į savo draugus mechanikus, ta prasme, galbūt kas nors mane žiūrės iš mano draugų, tai iš tikrųjų taip, geriau sudilti nei surūdyti, ar ne, tai apie ką kalba, apie tai, kad mes turim stengtis kuo daugiau judėti. Ir dar toks vienas kampas, kurį noriu truputėlį tokia įvadui, paliesti, sakykime, aš manau, kad mes neišnaudojam savo fizinio resurso pakankamai, todėl, kad mes stabdydami fizinį aktyvumą, mes ką padarom, čia, galbūt čia bus tai truputį vyresniai kartai, mano bendramžiam ir vyresniem, kas dar atsimena tuos senuosius laikus, tai
kadangi ten, kaip sakyti, būdavo to pigaus benzino galima gauti lengviau negu to brangesnio, nu tai dar senais laikais, ta prasme, ten būdavo Taip, aš ir prisimenu. 72, gal 76, ką žmonės darydavo, jie į variklį įdėdavo tarpinę papildomai, kad galėtų važinėti žemesnės kokybės benzinu. Tai kodėl aš tą palyginimą paėmiau, tai iš tikrųjų, kas dabar vyksta, tai mes tiesiog ką darome, mes organizmą, sakykime, apkraudami, mes atimame iš jo dalį resurso, natūraliai mums užtenka žemesnės kokybės maisto. Mes valgom prastesnį maistą, bet kadangi mes pakankamai fiziškai nejudam, bet mes neišnaudojam resursų, ar būna situacija, kai ten žmogus ateina į svečius, jam reikia užlipti į 5. aukštą, iki 3. dalipės, jau jam būna, ta prasme, jis išsikvėpęs. Taip. Kodėl? Todėl, kad mes organizmą tiesiog patys sąmoningai, sakykime, nužeminam jo resursą, nors galėtume tą resursą turėti didesnį. Tai tada jau, jeigu grįžtam, sakykime, jau po truputėlį einam, sakykime, į fitliną, ar ne, tai fitlinas yra kas, ar ne, tai yra tas aukštos kokybės, tas, kaip sakau, 98 benzinas, ar ne. O mes įpratinom organizmą naudoti tą patį žemiausią, sakykime, oktaninį skaičių, tą 76, ten dar tais laikais būtų net toks 66, kur iš vis pusė vandens, pusė benzino buvo. Nu ir mes galvom, bet gaudami tą resursą, pačios žemiausios kokybės, nu mes maksimaliai iš to organizmo stengiamės paimti. Taip. Ir kada mes įpilam geresnį resursą, mes pradam duoti fitliną, kodėl dažnai būna pradėjus naudoti fitliną, žmonės sako, oi, man ten tas, man ten anas, nu tai įsivaizduokit, jeigu jūs, kaip sakau, į tą užterštą baką pripilat švaraus benzino ir jisai pakelia tas drumzles visas nuo dugno, ir jos papuola į sistemą. Užsikiša ten, sakykime, purkštukai, užsikiša ten koks karburatorius, kuro filtras. Tas vyksta lygiai su mūsų organizmu. Mes paimam į save gerą resursą, ar ne, mes pradam naudoti fitliną, kas įvyksta, tos visos šiukšliai sukyla ir žmogui būna daug, po fitlinas blogai, nes aš jaučiuosi blogai. Mes blogai jaučiamės ne todėl, kad fitlinas blogai, o todėl, kad mes pakėlėme visą tą šiukšlyną, ne, viskas pateko, kaip sakyti, į organizmą. Teršalus, taip. Išmušė ir mes tiesiog jaučiamės blogai. Tai tą periodą reikia praeiti. Ir su fitlinu, jeigu mes tai darom sąmoningai, tai šalia fitlinų būtinai reikia įjungti fizinį aktyvumą. Būtinai įjungti fizinį aktyvumą, nes tada mes tiesiog grįšim į tą savo natūralų, kaip sakyti, potencialą, kurį mes kiekvienas turim savo kūne. Tai yra labai, manau, svarbus suvokimas, nes fitlinas veiks žymiai geriau, jeigu mes visgi atrasime laiko ir pradėsime, tapsime fiziškai žymiai aktyvesni. Tai čia tokia pradžia, sakykime, tiem žmonėm, kurie galvoja, pradėsiu gerti fitliną, nieko nekeisiu ir viskas bus gerai. Bus geriau. Ir jau tada raumenys augs. Bus geriau jo, bet nebus to rezultato, kuris galėtų būti, jeigu mes iš tikrųjų pradėtume tai daryti su pakankamu fiziniu aktyvumu. Tai yra, manau, tokia labai svarbi dalis, kurią kiekvienam žmogui reikėtų savo, atrasti, priimti, kad sveikatinimas, sveikatingumas jis ateina per 2 šaltinius. Ateina per fizinį aktyvumą ir ateina per, sakykime, kokybišką maistą. Fitlinas tai yra kokybiškas maistas mūsų organizmui, kokybiškas maistas mūsų ląsteliai. Ko dėka komplekse organizmas iš tikrųjų pradeda rodyti tą žymiai puikesnį rezultatą, pas mus atsistato resursas, mes tampam fiziškai, sakykime, stipresni, aktyvesni, ta prasme, geriau pakeliam fizinius krūvius, geriau pakeliam psichinius krūvius, iš tikrųjų gyvenimas iš tikrųjų pradeda matytis visai kitom spalvom. Man, pavyzdžiui, aš kalbėjau užvakar su viena moterim čia Danijoje, jinai sportuojanti aktyviai, kaip pasakyti, salėj vadinam, kaip mes vadinam. Sakė, su aktyvaizu jai daug ištvermė didesnė, jeigu jinai išgeria prieš sportą aktyvaizo, jinai daugiau pakelia svorių, ten ką jie daro, jos daug geresni rezultatai. Tai tas įdomu, kad visiems mums tinka tas, kaip pasakyti, fitlino produktai, nereikia būti elitiniam sportininkui ar kažkaip ypatingai kažką daryti. Tai iš tikrųjų vėlgi tas, viskas čia gerai, kaip su sale viskas ok. Tai produktai jie gali veikti kaip ir momentiškai, lygiai taip pat jie gali veikti būtent tam ilgoje perspektyvoje. Tai aš manyčiau, kad reikia rinktis produktą, žiūrėti į produktą kaip ilgalaikę perspektyvą, nes
kiekvienas Fitline produktas, jisai atlieka tam tikrą, sakykime, funkciją mūsų organizme. Bet jeigu dabar jau eiti labiau link sporto, iš tikrųjų, ką mes turim sportininkų katalogą. Aš specialiai jį susiradau, ta prasme, ir atsiverčiau pasižiūrėti, ką kiekvienas, kadangi ten, kas yra labai faina sportininkų katalogė, kad kiekvienas sportininkas, jisai rašo būtent, kurios produktus jisai vartoja. Aha. Taip, bet tiesiog aš ten pakomentuosiu truputėlį vėliau. Tai pradžiai, kaip ir įvedant, ar ne, turbūt į tą sporto temą, taip, tai labai dažnai sportininkam yra aktyvus, ne aktyvus, o aktualus, atsiprašau, klausimas, o kaip yra dėl saugumo. Tai visi Fitline produktai, be išimties, jie visi yra Kiolno, tam vadinamajam Kiolno sąrašas. Kas tai yra Kiolno sąrašas? Tai yra aukštesnioji Kiolno sporto mokykla, kuri, kaip ir, sakykime, kuruoja tą antidopingo kontrolės procedūrą. Yra nepriklausomos laboratorijos, kurios tyria kiekvieną produktą, kurios tyria produktus, kuriuos vartoja sportininkai ir žiūri, ar jame nėra medžiagų, kurios priskiriamos būtent dopingo kategorijai. Tai, bet kas įdomu, kad Fitline'as tai buvo pirmoji maisto papildų gamintoja, kuri kreipėsi būtent į, sakykime, į tą laboratorijas, į organizaciją, kad patikrinti būtent atitikimą dopingo kontroliai. Tai visi Fitline produktai, jie visi yra Kiolno sąraše, visi be išimties produktai, jie visi yra Kiolno sąraše ir juos gali saugiai naudoti sportininkai tiek varžybų metu, tiek treniruočių metu, tiek, sakykime, atsistatymo metu. Tai čia, jeigu kalbam apie sportą, tai būtent Bet čia mes kalbam jau apie elitinius sportininkus, kurie olimpiečiai visi aukštų pasiekimų. Jeigu kalbam iš tos pusės, taip, tai netgi, sakykime, aukščiausio lygio sportininkai gali drąsiai vartoti Fitline produktus, nes Fitline produktai, jie yra Kiolno sąraše ir jie, sakykime, atitinka visus reikalavimus. Tai jeigu dabar eiti tolyn, kas man labai patiko, aš specialiai netgi atsiverčiau ir pradėjau vartyti, žinai, tą Kiolnos būtent sportininkų sąrašą, tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ar ne, yra garsus Kroatijos tenisininkas Ivanas Dodikas, ta prasme, ir pas jį, pavyzdžiui, jis vartoja produktą nuo 15 metų, 2015 metų, ir pas jį kas yra naudojama? Yra Power Cocktailis, Activizas, Fitness Drink, ProShape, White Choco Slim, Protein Ultra, ProShape Amino, Antioxy, Bazen Plus ir Restorate. Yra tam tikras produktų rinkinys, kurį jisai vartoja. Jeigu paimtume, pavyzdžiui, kitą sportininką, yra Jenny Kangas, prasme, net nežinau, kas ten per sportas, track and field javelin, net neįsivaizduoju, kas ten per tai. Ką jinai vartoja? Jinai vartoja nuo 18 metų, jinai vartoja Power Cocktailį, Activize Plus ir Restorate. Jeigu paimtume, sakykime, yra Bet Hefti, Gold Medal Winner Game per olimpinėse žiemos žaidynėse aukso medalio laimėtojas. Taip. Vartoja Power Cocktail, Restorate, Join Healed, Hard Duo ir Protein Ultra Bar. Jeigu paimtume, pavyzdžiui, ten yra Saratan, Gold Medal, vienu žodžiu, dviratininkė, ir triatlonas iš Singapūro, ką nenaudoja, Fitline Basic, Activize Oxy Plus, Restorate, Q10 ir Omega 3. Taip. Ir jeigu ten eiti per tą sąrašą, ta prasme, iš vieno lapų į kitą, ten tų lapų yra be galo daug, sakykime, galima netgi dar kokį. Bet galima apibendrinti. Paimti dar vieną, bet vėlgi paimu dar vieną sportininką, kaip pavyzdys, vartoja nuo 15 metų, ta prasme, ką vartoja. Leon Bauer, Junior World Champion, boksas vidutiniai svorio kategorija. Ką vartoja? Activizas, Restorate, Protein Ultra, Protein Shape ir Choco Slim. Ten jeigu paimam, vėlgi yra Dominic Gaines, soccer profesionalius futbolistas, nuo 18 metų vartoja produktą Fitline Basic, Activize Oxy Plus, Restorate, Monogen, Fitness Drink, ProShape Amino. Ir jeigu ten eiti per tą sąrašą, tai niekas nesikeis. Iš esmės, ta prasme,
yra pagrindiniai baziniai produktai, kuriuos jie vartoja. Ir va šioje vietoje, kas man labai, turbūt labiausiai užkabina, kad mes vartojam lygiai tuos pačius produktus, ką vartoja profesionalūs sportininkai. Aš ir tą pastebėjau, besiruošdama laifui vakar. Va, tai tame yra kampas, kad mes naudojam tuos pačius produktus, kuriuos naudoja profesionalų sportas. Taip, gali būti, kad jie dirbdami su profesionaliais, sakykime, treneriais, mitybos specialistais, galbūt pas juos yra tam tikri specifiniai dozavimai, gali būti, kad jie kai kurių produktų naudoja truputėlį daugiau, bet jie vis tiek naudoja tuos pačius produktus. Taip, kad mes drąsiai galim, kaip sakyti, vartoti produktą, įsilieti į sportuojančių žmonių gretas, jeigu nesam, sakykime, jeigu netgi ir esam profesionalūs sportininkai, tai mes galim tai daryti, bet tu daily base, ar ne, kaip angliškai sako, kiekvieną dieną vartoti gerus kokybiškus produktus, prašau, į save. Tai va, tai tas labai svarbu. Ir jeigu pažiūrėti truputėlį, pavyzdžiui, apie produktus, nu, tai kas tai yra Think Basic Activise Plus, tai yra Power Cocktail, ar ne, tai yra produktas, kuris gerina virškinimo traktą, kuriame yra, jeigu kaip išskirti kaip Activise, tai yra B grupės vitaminų kompleksas, kuris padidina energijos kiekį, nu, nepadidina, bet leidžia mūsų organizmą, ir B vitaminas tai yra kaip katalizatorius, kuris dalyvauja energijos gamybos procese. Taip. Tai mums leidžia Ištvermei. Daugiau energijos, kūnas tampa daugiau ištvermės, daugiau jėgos, ar ne, tokio, kaip sakyti, geresnį kraujotaką, su deguonim daugiau maistinių medžiagų patenka per kraują, patenka į mūsų ląstelę natūraliai, organizmas jisai žymiai geriau. Jeigu ten paimti bet kurį kitą, sakykim, sekantis produktas, pavyzdžiui, Restoratas, ar ne, tai yra kas, tai yra mineralų kompleksas. Natūralu, kad sportuojantiems žmonėms tiek atsistatymui, tiek, sakykim, tai pačiai raumenų, kaulų struktūrai ir visam kitam reikalingi mineralai. Visi vartoja be išimties, sportininkai visi be išimties vartoja mineralų kompleksą. Na, ta prasme, įvyksta, susinormalizuoja organizmo pH, na, mes gaunam pakankamai kiekį mineralų, kurie iš esmės dalyvauja visuose biocheminėse organizmo procesuose. Ir ko dėka, ir geriau pailsim, ir geriau išsimiegam. Iš tikrųjų, turbūt sportui, aš kaip suprantu, tas irgi yra labai aktualus, ypatingai po pervargimo, kada raumenys yra pertempti, kad netemptų, kad nebūtų traukimo raumenų. Tai būtent Restoratas vakare jis tikrai padeda. Galima, aišku, vartoti iškart po treniruotės, netgi praėjus tam tikrą laiką, jeigu tai bus fiziškai, sakykime, tas pats klubas, jėgos sportas. Galima naudoti ir po treniruotės, ir dar papildomai vakare, tiesiog atpalaiduoja, ir visai kitaip jaučiamės. Aš skaičiau, kad netgi galima prieš treniruotę Restoratą naudoti. Netgi prieš treniruotę. Sakykime, imunogenas, ar ne, ką jisai daro, jisai valo kraujagyslės. Natūralu, kad, sakykime, kodėl to reikia, jeigu mes norim iš savo organizmą, kad jis dirbtų pilnu resursu, tai kraujotaka turi būti, sakykime, ideali. Taip. Kad kraujas patektų į kiekvieną, sakykime, kapiliarą, kad dėka ko patektų į kiekvieną po to ląstelę, tai mums reikia, kad mūsų kraujotaka būtų švari. Prižiūrėta, tai imunogenas, ką daro, jisai prižiūri mūsų kraujotakos sistemą, ta prasme, mes turim švarias kraujagyslės, mes turim gerai cirkuliuojantį kraują, mes turim, kaip sakyti, normalią skysčių apytaką mūsų organizme, tai vėlgi iš karto pagerina mūsų savijautą, iš karto leidžia turėti žymiai geresnis rezultatus. Ten, sakykime, fitness drink, tai yra elektrolitų gėrimas, tai vėlgi sportas žino, kas tai yra per daiktas, elektrolitų gėrimas, taipogi ir mineralai, ir atsistatymui, ir palaikymui, kad organizmas gautų pakankamą kiekį vandens, ta prasme, nes vien vanduo jisai vėlgi neįsisavina taip, kaip, sakykime, netlieka tos funkcijos, jeigu tai yra geriant su elektrolitų gėrimu. Nes natūraliai sportuojant labai daug išprakaituojam, labai daug, sakykime, druskų ir mineralų išeina iš mūsų organizmo ir mums, aišku, reikalinga padidinta, didesnė dozė. Tai amino taipogi, tai yra ypatingai, kas nori auginti raumenis, taip, tai amino reikalingi tam, kadangi mūsų visas organizmas statosi iš baltymo, raumenys statosi iš baltymo, tam, kad organizmas turėtų resursą, mums reikalinga gauti papildomą kiekį amino rūgščių, kad organizmas galėtų jį paversti tą raumeninę masę. Tai viskas yra kaip ir visur, kaip sakau, iš tikrųjų, nėra jokių stebuklų. Klausimas labiau galbūt yra produkto kokybėje, visgi ką mes dedame į save.
čia, bet kaip vėlgi, jeigu grįžtant į tą automobilizmo temą, ar ne, tai klausimas, kokį tepalą pilam ir kokį benziną pilam. Ar pilam tą patį pigiausią praskiestą su vandeniu, ar pilam visgi, nu, ten, sakykime, tą, jeigu tepalą pilam kažkieno jau panaudotą, ar pilam ten tą patį mandriausią, sakykime, ar ne, sintetinį, kuris ten jau, nu, vėlgi yra pats, sakykime, pats kokybiškiausias. Tai aš už tai, kad aš mūsų organizmą traktuoju visgi, kad tai yra pati prabangiausias automobilis, tai nėra ten koks, kaip sakyti, senas kledaras. Ir visgi rekomenduoju pilti pačius geriausius degalus ir naudoti patį geriausią tepalą. Tai Fitline šiuo atveju yra, manau, tikrai rinkoje vieni iš pačių geriausių papildomų maitinimo. Bet kuo jis geras, apie įsisavinamumą galėtum trumpai, nebūtinai ten suraidžių visų, bet tiesiog kaip jis veikia. Tai čia galbūt tada jau eina tai produkto, vadinkim, išskirtinumą, ar ne, tai kuo jisai skiriasi iš esmės, tai skiriasi būtent įsisavinamumo, vadinkim, lygio. Mes iš turim produktą, kuris vadinasi AB5. Tai yra produktas, kuris įsisavina 100%. Papurškus po liežuviu, ta prasme, jisai įsisavina 100%. Apie ką tai kalba? Tai kalba, kad produktai yra gaminami naudojant pačias aukščiausias technologijas. Ir tai yra visiškai kitas, vadinkim, lygis, jeigu kalbam apie papildomą maitinimą, taip grubiai kalbant, sakyti, liaudiškai apie maisto papildus. Nes tam, kad organizmas galėtų įsisavinti kažką, tai, kad tai patektų į kraują, kad tai patektų tiesiai į ląstelę, medžiaga neturi atitikti tam tikrus kriterijus. Bet, sakykime, šioje vietoje, kas man labai patiko su Fitline, kad netgi toksai momentas kaip pH, tam, kad ląstelė galėtų įsisavinti produktą, turi būti tam tikras potencialų skirtumas, turi būti pH skirtumas tarp produkto, kuris ateina, ir, sakykime, ląstelės membranos. Pavadinti, ar ne? Tai netgi toksai niuansas, kaip produkto rūgštingumas yra įvertintas būtent Fitline produktuose, kadangi mes išgėrę Fitline produktus, ar ne, su krauju, kai jisai patenka į ląstelę, jisai turi tam tikrą tą pH skirtumą, kas leidžia produktą įsisavinti, mūsų ląstelį efektyviai įsisavinti. Ir kodėl Fitline'as veikia? Todėl, kad jisai labai gerai įsisavina. Ir kompanija produktų gamyboje naudoja ajurvedinius prieskonius, naudoja, sakykime, kinų medicinos žinios, indų medicinos žinios, ajurveda, plus, vadinkim, pačios aukščiausios vokiškos technologijos, jos leido sukurti produktą, kuris įsisavina labai puikiai. Ir netgi kai kurios medžiagos, produktas gaminant yra, kas, sakykime, esminiai niuansai, kompanijos, laboratorija, mokslininkai, jie dirba ant ko. Jie ieško tam tikrų medžiagų junginių, kurios stiprina viena kitos poveikį. Tai yra viena kryptis, sakykime, mokslinių tyrimų, kaip sukurti produktą, kaip sujungti tas medžiagas tarpusavį, kad jos viena veiktų sinergiškai ir stiprintų viena kitos poveikį mūsų organizme. Vienas niuansas. Antras niuansas, kompanija naudoja įsisavinamumo stiprikliai. Yra tiesiog augalinės medžiagos, būtent, sakykime, labiau būtent iš tų prieskonių srities, kurios tiesiog veikia kaip boosteris, kuris vėlgi padidina produkto įsisavinamumą į ląstelę. Tai antra kryptis, kuria labai stipriai dirba, kompanijos mokslininkai. Trečia kryptis, kuri dirba, tai yra miceliuoti produktai. Mes, išskirtinė kompanija, kuri turi miceliuotus riebalus. Ką reiškia miceliavimas? Miceliavimas tai yra, kai mes riebalą suskaidom, to didelę jo, sakykime, molekulę suskaidom iki tokio dydžio molekulės, kad jinai pasidaro tirpiu vandenyje. Tai ir tada, kas yra gero organizmui, kad tiesiog įsisavinamumas vėlgi didėja kartais, plus nusikrauna kažkiek tai kepenys, kadangi šiaip kepenys, būtent pačios kepenys, jos atlieka kepenų dėka, vadinkim, ne tai, kad pačios kepenys, bet kepenų dėka, mūsų organizmas miceliuoja riebalus, kadangi kraujyje jis negali ten būti kitoj formoje, nei miceliuotoj formoje. Tai dar viena kryptis, tai yra būtent miceliuoti produktai ir mes jau turim 4, turim omega-3, turim kofermentą Q10, turim liuteiną, turim izoflavoną. Tai vėlgi, produktai veikia žymiai efektyviau ir ką mes šioje vietoje, manau, laimime,
tiesiog iš to pačio kiekio produktų mūsų organizmas paima kartais daugiau. Sakykime, tai yra skirtumas gerti paprastą omegą ir gerti miceliuotą omegą. Organizmų pasisavinamumas skirtis gali ten, nežinau, 2-3, galbūt 5 kartus. Na, ar tai išgeriam žuvų taukų, ar išgeriam miceliuotą produktą. Todėl ir mūsų produktai, jie nėra litriniais bonkos, jie yra, net riebalai yra mažiukiai bonkutė, bet jos užtenka mėnesiui. Kodėl? Todėl, kad organizmas pasiema tiek, kiek reikia. Na, plus pati NTC technologija, Nutrition Transport Concept technologija NTC, jinai užtikrina tai, kad mes neperdozuojam medžiagų, kurias vartojame. Na, produktas sukurtas taip, kad organizmas pasiema tiek, kiek reikia, ten, kur reikia, na, ir kada reikia. Ir mes netgi panaudoję didesnį kiekį produktų galim būti, saugus, kad tai nebus kažkokiu per didelio perdėto poveikio mūsų organizmui, kadangi tiesiog organizmas pasiims tiek, kiek reikia, tai kaip juokiasi, kaip sakau, maisto papildų priešininkai, ar ne, kritikai, tai jie sako, nu, tu ten sisioji doleriais, ar ne, nu, iš dalies, sakyti, bet mes nežinom, kiek mūsų organizmui iš tikrųjų reikia vienų ar kitų medžiagų. Ta prasme, mes galim pasidaryti kraujo tyrimą, mes ten galim pasidaryti dar kažkokius tyrimus, bet tai vis tiek, tai atspindi tam tikrą momentinį organizmo stovį, būtent tą minutę, tą sekundę, tą milisekundę, kada mes davėme kraują, bet tas kraujas, sakykime, gali pasikeisti po 1 minutės. Pavyzdžiui, širšė atskrenda į kabinetą duodant kraują ir jeigu jau jūs duosit kraują po tos minutės, kai pamatysit tą širšę, kraujo kokybė bus visai kita, nes organizmas patyrė stresą. Ne? Ir išmetė ten kokio kortizolio krūvą į kraują ir visi kraujo, kaip sakyti, parodymai bus visai kitokie. Tai mes nežinom, kiek reikia mūsų organizmui. Tai šiuo atveju, kaip sakau, geriau naudoti, drąsiai naudoti produktą, kad ir didesnių kiekių, žinant, kad organizmas pasims būtent tiek, kiek reikia. Tai kaip, net nežinau, su kuo čia palygyti. Eikime į kokią statybą, dabar jau automobilizmo temą aptarėm. Gerai. Eikime į statybą. Čia tas pats, kaip galvoti, kad, pasiskaičiuoju, mano namas ten taip ir taip, kaip ir tipų Danijoje, ten galbūt nėra žiemą minusinių temperatūrų, ar ne? Ir man užtenka mažo radiatoriaus. Ir netyčia ateina koksai nors ten blemba, kaip sakyti, iš šiaurės ciklonas, temperatūra krenta iki -20 ir tu ten sėdi su 3 šubom ir negali susišildyti. Kodėl? Todėl, kad tu tiesiog susidėjai mažiukus radiatorius, galvodamas, kad tų mažų radiatorių tau ir užteks. Tai va čia tas pats su papildomu maitinimu. Mes nežinom, į kokią situaciją papuls mūsų organizmas, nežinom, koks bus poreikis tų maistinių medžiagų. Na taip, kad geriau vartoti saugiai produktą, kuris organizmas pasims kiek reikia, tegul dalis jo, kaip sakyti, dalį išsisiosiam tais doleriais, bet aš garantuotas, kad mano organizmas gauna pakankamą kiekį, sakykime, optimalų kiekį, kad jis pasiema ne tai, kad gauna, kad mano organizmas pasisavina optimalų kiekį maistinių medžiagų kiekvieną dieną. Bet vis tiek kompanija apskaičiavus, nes parašyta būna, kiek naudot dienai, tai jie apskaičiavę, kiek maksimum reikalinga organizmui atsistatyti, pavyzdžiui, omegos ten 36 lašai ar kažkas tokio per dieną. Ir organizmas pasiima, kiek reikia iš to. Nereikia kibirais naudoti, aš tą turiu galvoj. Ne, kibirais tikrai nereikia. Dabar, kas liečia normas, tai normos jos atsirado kažkada ten po Antrojo pasaulinio karo ar 50 metais, ar kažkada tai buvo sukurta, bet ta, sakykime, normavimas maistinių medžiagų maiste ir jos buvo patvirtintos kaip minimalios, ne kaip maksimalios, kaip minimalus maistinių medžiagų kiekis, kuris reikalingas mūsų organizmui. Tai, nežinau, jeigu esam, kaip sakau, kokie sportuotojai, sofos, kaip sakyti, sportininkai, prasme, suolaus bokalų. Ne, tai suolaus irgi jau bus stresas organizmui, ne. Nieko blogo nedarom, nieko, kaip sakyti, per daug nevalgom, sėdim ant sofos, galbūt mums ir užtenka to minimalaus kiekio, bet jeigu mes gyvenam aktyvų gyvenimo būdą, tai natūralu, kad mums maistinių medžiagų reikia daugiau. Tai vėlgi normavimas, jis yra reglamentuojamas, sakykime, valstybės institucijų.
Na, ir ten turi būti parašyta tiek, kiek yra parašyta valstybės nustatytame reglamente. Tai nereiškia, kad tai yra optimali norma. Tai labiau yra minimali norma. Taip, kad šioje vietoje, jeigu jūs vartojate ir didesnį kiekį maisto papildo, tai tikrai greičiausiai nebus blogiau, nes, pavyzdžiui, netgi esant tam tikrom, sakykime, ar ne, susirgymui, tą patį C vitamino, pavyzdžiui, rekomenduoja per dieną ten, jeigu norma yra 60 mg C vitamino, tai rekomenduoja išgerti, pavyzdžiui, 2000. Na, tai reiškia, kad tai gali būti jau ir kaip toksai, sakykime, gydomasis poveikis atsirasti. Tai pas mus tokių normų nėra, ta prasme, ar ne? Pas mus produktas yra, tuose, vadinkim, minimaliuose, tuose valstybės nustatytuose rėmuose, taip, kad mes drąsiai galim jį vartoti. Ir šiaip, aš kaip taip suprantu, kad jis yra orientuotas į vidutinio, vadinkim, dydžio tokį žmogų, ta prasme, ar ne? Ten, sakykime, nesvarbu vyras, nesvarbu moteris, prasme, tai jeigu tai yra, nežinau, 2,20 m, ta prasme, vaikinas ar vyras, natūraliai jo resursas yra žymiai didesnis tam, kad jam palaikyti savo resursą, jam greičiausiai reikės daugiau produktų, kadangi jo kaulinė sistema didesnė, ta prasme, jam natūraliai reikia daugiau, pavyzdžiui, to pačio kalcio tam, kad palaikyti normaliame stovyje savo kaulinę sistemą. Jeigu ten yra didesnė raumeninė masė, vėlgi natūraliai tam, kad palaikyti normalią raumenų, sakykime, kad jie nebliūkštų, ar ne, mums reikalinga daugiau baltymo sunaudoti. Tam, kad organizmas imtų baltymą ne iš to raumens, bet kad galėtų palaikyti tą normalią raumeninę masę. Tai natūralu, kad pavyzdžiui žmonės, kurie yra, didesni, aukštesni, turi stipresnį, vadinkim, kūno sudėjimą, tai aš manau, kad jiems drąsiai galima vartoti ir didesnį kiekį produktų. Nebūtinai dvigubai, bet, sakykime, gali produktų būti ir daugiau. Tai čia vietoje aš nematau, rizikos iš tikrųjų nematau, kadangi mes turim vėlgi grįžti atgal, ar neturim NTC, turim patentuotą technologiją, kuri mums garantuoja, kad mūsų organizmas pasiims būtent tiek, kiek jam tuo momentu reikia. Ir pavyzdžiui, sportininkai tai irgi stresą kažkokiu būdu sukelia organizmui, tai ir reikalinga atstatymui, pavyzdžiui, tos omegos, 3 ar dar kažko kito produkto, daugiau negu normaliai. Tai faktas. Ant sofos sėdinčiam. Taip, kadangi vien, sakykime, sudeginam, ar ne, žymiai daugiau medžiagų. Kas tai yra, pavyzdžiui, tas pats, ar ne, kas tai yra energija, jeigu taip iš kitos pusės pažiūrėti. Dabar kaip energetikai pakalbėsim šiandien. Gerai, patinka man tas dalykas. Tai, sakykime, tam, kad organizmas, ar ne, galėtų išlaisvinti tą energiją, ar ne, kad ta mitochondrija galėtų gaminti energiją, jam reikalinga tam tikri kiekis tų katalizatorių. Tai ten dalyvauja B vitaminas, ten dalyvauja kofermentas Q10, ten dalyvauja kaip metalai, ar ne, ten mineralai ir taip toliau. Tai natūralu, kad jeigu mes tos energijos, sakykime, pagaminam daugiau, tai reiškia, kad to katalizatoriaus mes sunaudojam irgi daugiau. Taip. Tai natūralu, kad tam, kad atstatyti, mums reikia vartoti didesnį kiekį. Tai čia, manau, viskas yra labai logiška, kad jeigu mes aktyviai sportuojam, sakykime, mano dienos ritmas jisai nėra, kaip toks, vadinkim, tai nėra kažkoks ypatingas fizinis krūvis. Taip, aš ryte atsikeliu, aš čia dabar turiu tokį labai fainą kalniuką, tai 40 minučių ryte aukštyn žemyn į kalną, ten turiu keletą svarmenų, čia, bet kaip tik sėdžiu sporto salėje pas save, ten už manęs, kaip sakyti, mano čia tokia sportinė erdvė, bet tai ten pakilnoju savo svarmenukus truputį, taip, dabar manau, kad kaip tik baigsiu pokalbį, tai dar išbėgsiu į miestą, nes ten, kaip turim automobilį kraunamą, tai man pakrovimo stotelė beveik už 2 km, tai aš vat jį nuvarysiu, paliksiu pakraut, grįšiu namo, po to natūraliai pieškom reikės nueiti pasimti. Bet vėl toks tam tikras fizinis krūvis, po to aš ten vakare dar išeinu su šuniuku pasivaikščioti kokią 40 minučių greitų žingsnių. Bet, sakykime, dienos ritmas plus dar kažką darai namuose. Tai aš manau, kad pas mane yra toks, sakau, visiškai, ne minimalus, bet į toks aukščiau už minimalų fizinis apkrovimas kūno. Tai aš manau, kad man užtenka bazinių produktų, ta prasme naudoti baziniais kiekiais, nes iš esmės nėra kažkokių ypatingų fizinių krūvių. Tai yra normalus dienos toksai ritmas, sakykime, kuriame yra tam tikras fizinis aktyvumas. Bet aišku, kaip pasilygini, tai daug žmonių jie net to neturi, jie juda žymiai mažiau, sakykime, energiją. Tai va, tai čia ta viena pusė. Ir kažkur, žinau, pamečiau mintį čia bekalbėdamas. Va, tai, bet jo, dėl tų bendrų kiekių, tai taip.
Taip, kad drąsiai galima naudoti, tarkim, tas baziniai produktai, jie tikrai nustatyti vidutiniam žmogui su vidutiniu apkrovimu. Plus psichinis apkrovimas taipogi degina, stresas taipogi degina labai daug maistinių medžiagų mūsų organizme. Tai dabar apibendrint, jeigu, nežinau, kiek dar laiko turim, apibendrint, jeigu ką tiem sportuojantiem, bet čia, kaip pasakyti, ne elitiniam sportininkam, dabar kalbam normaliam žmogui, aktyviam sportuojančiam, ką jam naudoti, kaip bazinį, ką galima prisidėti trumpai, bet kuriuo atveju tai yra rytinis vakarinis, tai eina kalba apie Power kokteilį ir Restorate'ą. Tai yra baziniai produktai, kurie yra naudojami kiekvieną dieną ir nesvarbu, ar jūs sportuojate aktyviai, tai gali būti ir aktyvus sportas, tai gali būti ir mėgėjiškas sportas, tai gali būti tiesiog normalus fizinis aktyvumas ar sofos, kaip sakyti, sportavimas, vis tiek yra tas pats produktas. Tai yra rytinis kokteilis, vakarinis kokteilis, Power kokteilis plus Restorate. Aišku, aktyvavimas papildomai vėlgi, tam, kad sakykime, daugiau ištvermės, daugiau jėgos. Tai tikrai sportuojantiem tikrai rekomenduoju prieš treniruotę naudoti aktyvizą, nes tikrai pajusite žymiai tokį geresnį rezultatą, sakykime, mažesnį nuovargį. Iš esmės, kas labai svarbus tiesa sporte faktorius, pavyzdžiui, matuoja kraujospūdį ir matuoja per kiek laiko kraujospūdis grįžta į tą, vadinkim, normalų. Iš pakeltų ritmas, tiksliau sakant, kraujospūdis kartu, bet, sakykime, pulsas, atsiprašau, čia labiau gal apie pulsą eina kalba, per kiek laiko pulsas grįžta į normalų ritmą. Tai ką pastebėjau, kad, iš tikrųjų, su aktyvizu tas procesas, jisai tikrai yra, žymiai greitesnis organizmas, žymiai greičiau atsistato. Nėra to tokių ilgą laiko, kad ten jau, kaip sakau, pabėgai viskai ir padusės ten stovi, ten nežinia kiek laiko. Tai tas procesas atsistatymų vyksta žymiai greičiau. Aktyvizas. Karšta, netenkam daug mineralų, tai fitness drinkas, jisai tikrai tiek profesionaliam, tiek mėgėjiškam sportui, ypatingai jeigu stipriai prakaituojam, tikrai pagelbė. Ir aišku, omega-3 kofermentų Q10, tai vienareikšmiškai vėlgi tiek sportuojantiem aktyviai, tiek pasyviai, tiek vidutiniškai kofermentas Q10 su omega-3, tai yra, sakau, kaip tai yra mūsų, kaip sakydavau, tai yra 2 privalomi produktai. Nebent jeigu tai yra labai jaunas žmogus, tai užtenka omega-3, jeigu jums virš 35, tai būtinai reikia pridėti kofermentą Q10, būtinai, nes tada iš tikrųjų gausim pilną organizmo regeneraciją. Taip pat, toliau iš esmės imunogenas, kas irgi labai gerai, vėlgi priklausomai nuo kraujagyslių stovo. Jeigu tai yra žmogus iki 30, aišku, dabar kraujagyslių stovis nežinom kokiam stovi, ar ne, ten pas žmogų, bet, sakykime, jaunesniems žmonėms galbūt tai nėra prioritetas, bet vyresniam amžiui, kas sportuojate, esate mano bendraamžiai, ar ten, sakykime, truputį jaunesni, truputį vyresni, tai imunogenas tikrai labai padės, kadangi kraujagyslės, kai pradės valytis, vėlgi bus žymiai geresnis kūno aprūpinimas maisto medžiagomis. Tai imunogenas, Gelenfitas arba Join Health, kaip vadinasi, pas jūs turbūt Join Health vadinasi, Danija. Ne, Danija Gelenfitas, ne? Iš vis nėra, ne? Nes šiek tiek kai kuriuose šalyse vadinasi Join Health. Mačiau, kad Anglijoje taip vadinasi, bet mes iš Vokietijos vežamės. Tiek geriamas, tiek kremas, ar ne, vėlgi veikia momentiškai, jeigu ten yra kažkokie tai sąnarių skausmai ir dar kažkas, tai yra produktas būtent kremzliniam audiniui, sąnariam ir taip toliau, tai visai daliai. Jeigu apkrova didelė fizinė, taip. Aišku, beauty, kadangi vėlgi, sakykime, šiuo atveju galbūt orientuota labiau į grožį, bet vėlgi tam pačiam sportui taipogi labai geras produktas, kadangi didina ir kraujagyslių elastingumą ir didėja kolageno, mūsų audiniai tampa elastingesni, mažesnių traumų tikimybė, sakykime, pertempti ten plyšimų ir raumenų ir taip toliau. Taip, kad jeigu pradedi vardyti, tai supranti, kad vartoti reikia viską turbūt. Jeigu nori gerai jaustis. Jo, bet jeigu žmonės tik pradedantys ir dar produkto nepažįstat ir iš tikrųjų nėra drąsu vartoti, nors netgi užeisiu iš kitos pusės, jeigu dar nevartojate Fitline, tai pradėti reikia nuo 2 produktų. Tai yra rytinis kokteilis ir vakarinis, tai yra Power kokteilis ir Restorate.
Nu, omega-3 galima, sakykime, tikrai rekomenduotina prisijungti, o jeigu vyresni, tai iš karto prisijungti omega-3 ir kofermentą Q10, tai gali būti kompleksė HAR2, labai superinis produktas. Tai pradėti reikia nuo jų. Kada organizmas pradės po truputėlį valytis ir kada jisai pradės jau įgauti, kaip sakau, apsukas, ar ne, mėnesis po mėnesio, po 2, tada jau rekomenduotina įterpti ir papildomus produktus, pradėti vartoti papildomus produktus. Neužkraukime, čia kaip sakau, į tą seną surūdijusį automobilį, susipilam 98 benziną, ta prasme, ir jis nežino, kas darosi, nes jam ta prasme jis gali iš savęs įspausti tiek galios, o jau ten viskas surūdyja. Tai kas bus, varžtai išsilakstys į šonus ir bus, ta prasme, šakys visiškai. Tai reikia, neperlenkim, pradėkim nuo bazinio produkto. Duokim organizmui sustiprėti, duokim organizmui atsistatyti, duokim organizmui išsivalyti. Ir tada jau galim pradėti, kaip sakyti, veršti gaikas, ar ne, tada galim didinti krūvius, tada galim po truputėlį įsivesti papildomus produktus, kurie tiesiog veiks kompleksiškai kartu su baziniais produktais. Ta patį fizinį krūvį irgi, sakykime, galima pradėti didinti palaipsniui, vartojant būtent pradėjus nuo bazinių setų ir po to jau didinant, apie patį, pažiūrėk, vaizdo kiekį ir taip toliau. Taip. Tai va. Tai nežinau, Rimai, dar kažkokią temą nori pridėti, ar jau kviesim išbandyti? Aš tai manau, kad mes jau čia prikalbėjom pakankamai daug. Ačiū tau labai. Pakankamai daug, tai iš tikrųjų manau, kad kviečiam tikrai pabandyti produktą, nes tikrai pasijausite visiškai kitaip. Aišku, reikia vėlgi tą priimti, kad man labai patiko gydytojos mūsų, kurie dirba su kompanija, tas išsireiškimas, kad sakė, kiek mes metų į savo organizmą metėm šiukšles, tai kiek metų reikės jas ir traukti lauk. Tai iš esmės produktas yra skirtas ilgalaikiam vartojimui. Prasme, kad labai noriu akcentuoti, kad tai nėra stebuklinga piliulė, tai nėra kažkoks, sakykime, ekstra ten vaistas, kurį išgėrus ten iš karto, ta prasme, bum, veiki. Čia ne vaistas, tai yra papildomas produktas, tai yra papildomų maitinimo produktas, kuris veikdamas ilgesnį laiką iš tikrųjų užkuria mūsų organizmą, ta prasme, ar ne? Dėl ko mes jaučiamės geriau? Dėl to, kad mūsų organizmas pradeda, kaip sakau, atsigauti, atsistatyti, jisai gaudamas geras kokybiškas medžiagas, ar ne, gaudamas tą gerą benziną, jisai po truputį pradeda suktis vis greičiau ir greičiau ir greičiau. Tai va, tai bent jau iš tikrųjų 3 mėnesiai, kaip rekomenduoja kompanija, tai yra minimalus laikas tam, kad jūs pajaustumėt, kaip iš tikrųjų, kaip sakau, kaip gali funkcionuoti jūsų organizmas. Tai tiesiog rekomendacija, jeigu bandyti, tai bent jau pabandykite 3 mėnesius, iš tikrųjų, manau, ta vertė produkto, jinai tikrai yra kartais didesnė už tą kainą, kurią mes mokam už produktą. Ir tikrai, kaip sakau, negailėkite savo automobilio, nes jeigu pilate į automobilį į sintetinį tepalą, tai pagalvokite, ką pilate į savo, tą, kaip sakyti, mylimiausią ir vienintelį kūną, iš kurio tikimės iš tikrųjų labai daug, o įdėti norim, labai mažai. Taip. Tai aš pridursiu dar, kad galit kreiptis į mane asmeniškai, padėsiu ir su informacija, ir ką daryti, ir kaip gauti geresnę kainą, ir, žodžiu, suteiksiu visas galimybės. Jums reikia spręsti, jūs turit spręsti, patys nebijot, pabandyti. Čia neįmanoma papasakoti, Rimai, ne? Ką mes jaučiam, čia reikia pabandyti, tai va, nebijokit. Ir kitas dalykas, tą noriu pakviesti, mus galima bus pamatyti gyvai Marijampolėj. 13 dieną, ne, rugpjūčio 18 valandą. Tai ne tik Marijampolė, aišku, mes būsime. Taip, bet mane tik Marijampolė gyvai. Tave asmeniškai, tai bus labai fainai, iš tikrųjų, susimatyti gyvai, nes turbūt gyvai dar iš tikrųjų šiaip ir nesame matėsi. Ne. Tai du marijampoliečiai kalbasi, kaip sakyti, ar ne, Facebook'e vienas Suvalkietiškai. Kitas Majorkoje, kalbam suvalkietiškai, aš transliuoju iš Ispanijos, Ingrida iš Danijos. Taip. Bet tarp kitko dabar, kaip pasakėjai, šalis galima, ta prasme, nebijokit, kurioje šalyje esat, kai žiūrit video, galima užsisakyti, yra ofisai
atsiunčia iš sandėlio, viskas sutvarkoma, nieko nereikės jums ten galvoti patiems, kaip parsisiųsti ar kažką, tai firma ir apie tai pagalvoja. Ja, viskas veikia, viskas funkcionuoja iš esmės, bet kurioje pasaulio dalyje, bet kurioje pasaulio šalyje galima būti produktų vartotoju. Taip. Ir ką, tas prasideda turas Marijampolėje, bet paskui bus daug miestų, tai aš įdėsiu, kaip pasakyti, nežinau, ar tu atsimeni, aš neatsimenu išvardyti galima miestus, kur vyks gyvi susitikimai. Tai bus Marijampolėje, po to bus Vilnius, bus Dusetos, bus Anykščiai, bus Biržai, bus Panevėžys, bus Šiauliai, bus Mažeikiai, Klaipėda. Kaip čia palauk, Klaipėda, Jurbarkas, Tauragė ir Kaišiadorys. Berods taip pat, eilės tvarka. Ir dar iš tikrųjų greičiausiai turėsim netgi susitikimą Rygoje vieną, tai taip, kad tikrai dirbam plačiai. Taip, ir ką mes ten, gali pasakyti trumpai, kas ten bus, kas ten vyks tuose susitikimuose? Tai iš tikrųjų bus galimybė susipažinti, taip truputėlį galbūt nuodugniau su kompanija, bus galimybė susipažinti nuodugniau iš tikrųjų su pačiu produktu, bus galimybė pabandyti produktą, tie, kas būsite gyvai prezentacijose. Nu ir taipogi, aišku, kalbėsim apie tai, kaip su produktu galima sukurti iš tikrųjų verslo struktūrą, kuri iš tikrųjų gali nešti geras pasikartojančias pajamas. Arba gerti savo patys. Arba vartoti tik tai savo gerą kokybišką produktą. Taip, bet galima gerti kaip čia ir gauti pinigus, kad nereiktų mokėti, nemoku pasakyti. Taip, iš tikrųjų, jau čia sekančios turbūt. Čia galėsim padaryti laivą jau kitą. Gerai, darysim tą temą, kaip su Fitline galima užsidirbti, tai nes tai tikrai plati, svarbi tema, taip kad aš manau, nevarykime viską į vieną, kaip ten sako vienas žmogus, kurios stebiu video sakė, nemaišykime uogienės su grybienė. Tai šiandien buvo labiau galbūt sportas, bet bendrai produktas. Galime kitą kartą pakalbėti būtent apie patį verslo modelį, apie galimybės su Fitline, apie visumoje, kaip tai gali pakeisti jūsų ne tik sveikatą, sakykime, bet ir iš esmės ir finansinę padėtį taip pat. Tai ačiū tau, Rimai, už visas įžvalgas, už labai įdomų pokalbį. Aš ir gavau daug žinių ir tokių įdomių pastebėjimų. Tai gal iki kitų susitikimų, ne? Ir sėkmės. Tai ką, ačiū tau. Ačiū žiūrovam, kurie mus žiūrėjo. Ačiū tau už kaip sakyti, už suorganizuotą susitikimą. Ir ką tada iki gyvo susitikimo Marijampolėje. Ir tikrai kviečiame visus jungtis ir sužinoti daugiau apie Fitline produktus ir apie galimybės su kompanija PM International. Taip. Ačiū tada, iki pasimatymo. Iki. Iki.